simuliatorių ir simuliacinių metodų pritaikymas eksportui. Mokymų kurso pristatymas. Pagrindiniai mokymų tikslai. Suteikti žinių apie žaidimų rinką. Suteikti žinių apie kultūrinių skirtumų įtaką verslui. Suteikti žinių apie eksportą. Suteikti žinių apie simuliatorių segmentą, eksportą ir tendencijas. Suteikti žinių apie simuliatorių pritaikymą eksportui ir galimą riziką. Papildomi mokymų tikslai. Pagerinti bendrus darbo komandoje ir tarpusavio supratimo įgūdžius, bei padidinti tarpusavio pasitikėjimą, sudaryti sąlygas pasidalinti patirtimi. Įdiegti ir išbandyti inovatyvią mokymų sistemą, lengvai pritaikomą prie verslo plėtros ir specialistų poreikių. Mokymų programa. Žaidimų rinka, tendencijos ir prognozės. Kultūrinių skirtumų įtaka verslui, tarpkultūrinės derybos, eksporto situacijos apžvalga, simuliatorių segmentai, eksportas ir tendencijos, simuliatorių pritaikymas eksportui ir galimos rizikos. Projekto trukmė 3 mėnesiai su galimybė pratęsti 1 mėnesiui. Į šį laiką įskaitytas taip pat mokomosios medžiagos paruošimas. Tikimės, kad mokymuose dalyvaus iki 50 asmenų padalintų į keletą grupių. Bus surengtos mokymų atidarymo ir uždarymo sesijos. Jos gali vykti ir virtualiai. Mokymai bus interaktyvūs, vyks distancinių mokymų sistemoje. Bendra mokymų trukmė iki 150 akademinių valandų. Mokomoji medžiaga perteikiama naudojant realaus laiko informacijos perdavimo technologijas ir arba vaizdo įrašų pavidalu sudarys iki 15 akademinių valandų. Mokomosios simuliacijos ir praktinės užduotis laboratoriniai darbai sudarys iki 60 akademinių valandų. Dalyvių savarankiškas darbas, vykstantis virtualioje mokymų simuliacinėje terpėje, sudarys iki 75 akademinių valandų. Šioje skaidrėje matote virtualią mokymo auditoriją. Tokių vietų kaip ši mūsų virtualiame pasaulyje rasime ir daugiau. Mokymų koncepcija. Mokymo programos koncepcija ne tik remsis atliktais tyrimais, bet ir suteiks dalyviams papildomą galimybę perimti žinias ir atlikti praktinės užduotis simuliatoriaus Open Simulator aplinkoje, kuri yra vis dar naujovė Lietuvoje, bet sparčiai populiarėja pasaulyje. Mokymo programos koncepcijos autoriai iškėlė savo uždavinį suteikti mokymų dalyviams tiek žinių, kad jie galėtų profesionaliai ir kompleksiškai vystyti socialinių simuliatorių kūrimo ir distribucijos rinką Lietuvoje. Mokymų dalyviai iš karto bus įtraukti į veiklas simuliatoriuje, kuris bus prieinamas visame pasaulyje ir tikimės, kad jau mokymų metu dalyviai pradės kaupti praktinio darbo įgūdžius su simuliatoriaus programinė įranga. Mokymo programuose bus atsižvelgta ir į tai, kad klasterio nariai dirba ir bendradarbiauja skirtinguose sektoriuose bei srityse, vystydami simuliatorių technologinę bazę ir sprendimus, siekdami didinti sektoriaus tarptautinį konkurencingumą. Šioje skaidrėje matote mokymų dalyviams skirtą virtualų miestelį. Mes jį pavadinome UCC Business City. Šiame miestelyje mokymų dalyviai atliks praktinės užduotis. Viena iš pagrindinių bus įsteigti, įkurti savo arba savo organizacijos virtualią atstovybę, biurą. Mokymo programų koncepcijoje numatytos priemonės, kurios leis mokymų dalyviams išbandyti praktinės veiklas simuliatoriaus aplinkoje, kurios gali padėti atskleisti klasterio nariams potencialias veiklos galimybės simuliatorių rinkoje ir surasti partnerius,
bus pateiktos gerosios patirtis virtualiuose simuliatoriaus pasauliuose bei susitikimai su simuliatorių kūrėjais ir naudotojais, kurie vėliau gali tapti ir potencialiais užsienio ar vietos partneriais. Mokymo koncepcija numato papildomai naudoti socialinę Open Simulator aplinką, kuri naudojama pažangiose pasaulio mokymo įstaigose. Šioje skaidrėje matote keletą universitetų ar kitų mokymo įstaigų pavadinimų. Daugiau apie juos galėsite sužinoti, pamatę šios pateikties paskutinę skaidrę. Joje rasite nuorodas į interneto tinklalapius, kur apie šias mokymo įstaigas, naudojančias Open Simulatorių, savo veikloje informacijos rasite daugiau. Mokymo procese bus pasitelkta perkančiosios organizacijos pateikta mokymo aplinka Moodle, kuri užtikrins distancinių mokymų galimybę, o paslaugos tiekėjas papildomai parengė naudojimui ir praktiniams užduotims atlikti Open Simulator virtualų pasaulį, nes tai suteiks galimybę realizuoti ir kitus projekte numatytus mokymo metodus ir tikslus. Šioje skaidrėje matote avatarus. Vieną iš tokių avatarų turėsite ir jūs. Tai bus jūsų virtuali asmenybė virtualiame simuliatoriaus pasaulyje. Žinoma, šį avatarą galėsite pakeisti pagal savo poreikius. Būtent Open Simulator panaudojimas suteiks mokymo metodui žaidybinę formą, nes visas virtualaus pasaulis ir yra 3D žaidimas, kuriame kiekvienas žaidėjas susikuria individualią asmenybę avatarą, pasirenka lytį, žmogaus ar gyvūno kūną, drabužius, netgi nurodo pomėgius, įgūdžius, profesiją, gyvenamąją šalį ir panašiai. To dėka kiekvienas dalyvis galės susikurti išskirtinę virtualią asmenybę, netgi neatskleisdamas savo tikros realaus pasaulio tapatybės kitiems mokymų dalyviams. Bus sudaryta galimybė kiekvienam mokymų dalyviui prisijungti prie Open Simulator virtualaus pasaulio, parsisiunčiant nemokamą žiūryklę Microsoft Windows operaciniai sistemai, macOS kompiuteriams, o savo nuožiūrą papildomai mokymų dalyviai galės parsisiųsti ir kitas žiūryklės, pavyzdžiui, Android operacinės sistemos telefonams ir planšetėms. Manau, kad tokia galimybė suteiks jums papildomą laisvės pojūtį. Nes šiandien daugelis iš mūsų turime išmaniuosius telefonus ir galbūt jums pasirodys, kad taip padalyvauti simuliacijose bus įdomiau. Būtent to dėka jūs susidursite su žaidybinė mūsų mokymų forma ir jau, kaip minėjau anksčiau, iš tikro susikursit savo avatarą, pasirinksite drabužius, pomėgius, nurodysit savo įgūdžius, žinoma, jeigu to norėsite. Šioje skaidrėje matote vienos iš žiūryklės Firestore Viewer, kurią mes labiausiai rekomenduosime naudoti, kadangi ji yra nemokama ir turi daug įvairių funkcijų. Taigi matote šios žiūryklės interfeisą. Matote, kaip atrodo ši programa. Aš tikiuosi, kad ši programytė jums patiks. O štai čia jau matote kitokį paveiksliuką ir tai yra kita žiūryklė skirta išmaniesiems telefonams arba planšetėms. Na, pritaikyta ji yra Android operacinėms sistemoms. Deja, ši žiūryklė yra mokama, kainuoja apie 2 eurus, na, bet jeigu turite tokią galimybę, parsisiųskit, išbandykit. Open Simulator esančios komunikacijos galimybės, bendravimas realiuoju laiku, naudojant teksto ar balso funkciją, grupių ir bendruomenių kūrimo įrankius ir panašiai, leis pritaikyti į asmenybę orientuotą komunikaciją. Tuo būdu panaikinsime komunikacinius barjerus, taikysim emocinę stimuliaciją, fokusuosimės į prasmę, užtikrinsime saviraiškos laisvę. Tuo tarpu mokymų vadovas, žaisdamas kartu su jumis,
kurs pasitikėjimo atmosferą, skirdamas dėmesį besimokančiajam ir vertindamas jį. Šios puikios simuliatoriaus teikiamos galimybės tikrai padės išlaikyti susidomėjimą, užtikrins lygybės pojūtį, mokys bendrauti ir išklausyti vienas kitą. Be abejo, 3D mokymo aplinkoje temas daug lengviau pristatyti taip, kad būtų besimokančiajam asmeniškai įdomios ir palaikyti motyvaciją mokantis. Didelis privalumas ir tai, kad skaidres, videofilmus ir kitą mokymo medžiagą bus galima patalpinti ne tik perkančiosios organizacijos distancinių mokymų sistemoje Moodle, bet ir virtualaus pasaulio 3D aplinkoje. Mūsų įsitikinimu, viso šio priemonių komplekso naudojimas leis ne tik pagreitinti, akseleruoti mokymo procesą, bet ir suteiks lankstumo bei efektyvaus besimokančiojo laiko išnaudojimo galimybę. Svarbu ir tai, kad paslaugos tiekėjas ir pats naudoja simuliatorių, kurdamas ir parduodamas virtualaus pasaulio paslaugas, todėl galės pasidalinti įgytą patirtimi. Na štai ir paskutinė skaidrė. Kaip ir žadėjau, joje rasite įvairias naudingas nuorodas. Prisiminkite, kad kiekvienos pateikties pabaigoje jūs rasite štai tokią savarankiško mokymosi užduotį. Dažniausiai tai bus įvairios nuorodos į interneto resursus, kuriuose jūs galėsite paskaityti, pažiūrėti, paklausyti papildomą informaciją. Kai kuriais atvejais ta informacija tikrai labai įdomi ir naudinga, todėl rekomenduoju visada pasinaudoti šiomis papildomomis nuorodomis. Pateiktis ir nuorodas jūs atrasite ir nuotolinių mokymų sistemoje Moodle, ne tik tais virtualiame pasaulyje, bet ir, kaip minėjau, perkančiosios organizacijos pateiktoj distancinių mokymų sistemoje. Ačiū už dėmesį.